Aš arti mokyklos? Aš esu turiu valgyti. Gal ką ne? Turiu. Skanu. Turiu stėti. Reikia mokyklą gal valgyti. Bet kur mano mokykla? Pala, ar čia? Ne. Kur mano mokykla? Ką tu čia darai? Ar tu žinai, kur yra gyvūnėlių 112 mokykla? 112 mokykla? Taip. Jinai jau buvo. Jinai kaip 10 reikia dienų ten nueiti. Pala, tu bandai tą mokyklą eiti? Taip, koks čia miestas? Jėzu Marija, čia miestas 334 miestas OPS. O ne, sakykit, čia niekada neit. Kur tu gyveni? Aš gyvenu 11443 OPS miestas. Ten biški toliau nuo šito miesto, iš tikrųjų labai toli. Aš turiu mašiną, noriu, kad aš tau padėčiau nuvažiuoti ten. Žinoma, bet pirmą man reikia į mokyklą. Aš jau buvau pavėlavus. Kiek pamokų? Tik vieną. Ačiū Dievui. Dabar pertrauką, aš turėčiau greičiau tau parodyti savo mašiną. Gerai, greičiau. Gerai. Tuoj. Atvarysiu mašiną. Gerai. Va mano mašina. Vau, kokia graži didelė. Na, įsidėk savo kuprinę ir save. Au. Ten numesi į tavo mokyklą. Su mašina greičiau. O šitą mašiną iš viso greit važiuoja. Na, reikia laikytis. Padėkit. Ligoninė, kas atsitiko? Ištraukim juos. Žinoma. Aš radau mergaitę su kuprinė. Aš radau vyrą. Nešam. Gerai. Aš ir kuprinę jos atnešiu. Gerai. Saugos. Neškirdi. Gydytojai, Džeką radom. O Jėzu Marija, atneškit į mano gydytoją, čia mano gydytojo vieta. Tai tiesiog padėkit juos ant mano stalo. Kaip ir lova. Čia jų daiktai. Kaulas ir kuprinė. Gerai. Jūs čia palaukite save. Aš ne mokykloje, pas daktarus. Taip. Kas buvo vyre? Ar jūs atsimenu, kai jūs vairavot? Taip. Kažkas buvo vietoj ir aš tiesiog jį paliečiau. Tiesiog atrodo, kaip plunksna, va taip palėtė. Bet taip net nukrito, kaip milžiną palėčiau, taip ir jis taip atsisuko ir mane nugrovė. Turbūt didelis akmuo, bet tiesiog jautėsi, kaip plunksna palėtėt. O tu? Aš paklausiu jo į savo mokyklą, nes aš ne į tą mokyklą jau. Pasiklydusi, ne? Taip. Mama sakė, šitą miestą niekada neit. Supratau. Gerai. Tai aš tave nuvesiu į tą mokyklą. Kaip jinai? Aš ausyje pasakysiu. Gerai. Gerai. Tikrai toli.
Gerai. Tai dabar pasiimk kuprinę, tau nieko neskauda. Ne, gerai. O vyra, tai gal tavo kaulas. Ne, čia vyra. Kaip čia yra? Čia. Mums kažkas skauda. Mums skauda ranką ir uodegą. Gerai, pagydysim. Seselė vienas? Taip. Galiu nuvešti šitą labai gražią panelę į jos mokyklą. Kokia jos mokykla? Gerai. Ateik. Aš panesiu kuprinę. Lengva, panesi. Jo, gerai, einam. Dabar tave reikia pagydyti. Aš šitą kaulą patraukti. Na, čia tavo mokykla. Ačiū. Prašom. O, šiandien keista diena. Klausiu mokytojas, ar aš ne tiek daug vėluoju.